kūnas, arba žmogaus psichika, ar kažkas dar, kas tai bebūtų, visą tai tarsi kažkokie prietaisai, kurie maitinami baterijos, kurią pats vadini dvasingumu arba dvasinė dimensija. Bet vis dėlto norisi tada tiksliau, ar kaip čia, išgirsti, kasgi ta baterija, vat konkrečių pavyzdžių galbūt, arba kaip tu ją atradai, ar kaip jinai kasdieną pakraunama yra, nu, ta prasme, ta energija, tas šaltinis, kuris mus maitina, kaip suprantu, tas dvasinis. Tai čia tas žodis yra tuščias dvasinis, nieko nesako. Bet gal galima kažkaip vis dėlto per kažkokius pavyzdžius, per kažkokį veiksmą, nu, kaip čia pasikrauna, reikia pasišlakstyti šventų vandeniu, ar kažkokią tai suvalgyti komuniją, ar tarkim ten kokią bandelę, aš nežinau ką. Taip, čia labai teisingai klausimas ir geras pavyzdys su baterija. Aš jį pats naudoju tarp daugybės pavyzdžių seminarų metu, vienas iš pavyzdžių baterija, ne? Bet baterija be elektros energijos, be išorinio to, ne? Jinai turi būti pakraunama irgi, kad ta baterija tada maitintų toliau visą tą aparatūrą, ne? Visą tą. Tai reikia suvokti, kas yra žmogus, kokia jo struktūra, kaip ta baterija pakraunama, ne? Tai čia yra tie klausimai, prasideda tokie esminiai, kas yra žmogus, kas yra kokia jo prasmė, koks jo tikslas. Ir suvokus ją, ne, pastačius viskai savo vietas, štai kūno kultūros žinios minimalios reikalingos, štai psichologinės žinios kažkokios minimalios reikalingos, štai yra dvasinis sritis, tos baterijos pakrovimas, ne, kurie maitina visą tą ir atsakinga už tą, kaip jai pasikrauti, ne, prie elektros energijos. Ne, kad čia būtų šitas sritis dvasinės, ką mes ir minėjome. Čia vyksta tas santykio įsiliejimas tarp žmogaus ir tarp kūrėjo, čia va jo, vadinkime, jo siela, ar tai pasąmonė, kaip kam įsėjimas. Nu, va kaip pavyzdys, bet šaknis ne savaime atskirai, o įėjimas į žemę. Ir tada jos iš žemės gauna, žiūrėkit, kuo didesnis šaknis, kuo stipriau įeina, to labiau vešia visos kitos sritis, tos sritis, taip sąlyginai pavadinkim, ir sveikata, ir finansai, ir asmeniniai santykiai, bet viskas priklauso nuo šaknų, taip pat kaip ir šitai struktūrų pavaizduota, viskas priklauso irgi nuo šito santykių. Tada kaip ir čia viskas iš žemės kyla į viršų, ne? Taip ir čia kyla po truputį atstatant ir charakterio savybės, ir psichika, ir kūno sritį, kūno kultūrą, ir visas tas pagrindinės žmogaus gyvenimas sritis, veikla, misija, finansai, asmeniniai santykiai, fizinė sveikata galų gale, visas tas toks ėjimas į viršų. Visos sritis, kas yra teisinga meditacija, kas iš tikrųjų yra meditacija, kas iš tikrųjų yra malda, o kokios maldos technikos, bet kur yra esmė maldos, kur yra esmė meditacijos, kas tai yra ta meditacija, kaip suderinti, kaip jas atlikinėti, į ką akcentą dėti. Čia toks sudėtingas kelias, kur prireikia ne vienerių metų man praktiškai studijuojant šalia teorijos, įvairių knygų, teorijų, paskaitų, rekolekcijų ir praktiniai užsiėmimai ten, kas yra tos technikos, ne, taip vadinkim, tai meditacinės, maldos, ten, bet visą tai teisingai suvokti reikia, tos žinios atsirakina po truputį kartu su praktika, todėl tas sritis iš tikrųjų sudėtinga, ne taip paprasta paaiškinti, kaip paprasta apie kūnų kultūrą, arba psichologinės kažkokias technikos, tai elementaru. Šitą trečią dalis, gyvybiškai svarbią, pagrindinę dalį aiškinti, labai sunku, tu toks išsekęs bet jinai būtina ją žinoti ir kažkaip kol kas pavykdavo, ten kiek būdavo renginių, didesnių, mažesnių, suteikus tas pradžiai tas esminės žinias, kūno kultūros ryčiai, psichologijos ryčiai, bet duoti tą pagrindinę, tą sritį, apie kurią aš kalbėjau, tai yra labai toks sudėtingas procesas ir aš pats iki to labai ilgai daidinėjau pirmą suvokti, po to pajausti, kad tai keistų tavo gyvenimą, po to pajausti, kaip jisai keičiasi, kaip pradeda atstatinėti, kaip keičiasi aplinka, kaip tu keitiesi, kaip keičiasi tavo vidus, kaip keičiasi tavo psichika, kaip ateina ta giluminė ramybė, giluminis suvokimas apie gyvenimą, kaip keičiasi galų gale, kaip pradeda sektis, toks elementus dalykas, bet čia nėra toks lengvas ir saldus dalykas, kad aš prisiliečiu tokie, štai staiga ir visas gyvenimas mano rožėmis klotas, bet be šio dalyko tai, sakykim, taip, bergžių laiko gaišinimas, kaip visokių ten technikų, psichologinio, kūno kultūros, tai yra laiko gaišinimas. Atsiminiau pavyzdžiui, buvo pas mus Forum On organizavo, ten lyderystė, ten toks seminaras, didžiulis, visi žino, ir buvo atvežtas Žanas Klodas Van Damas, tai žinomas sportininkas. Jis pasakojo apie laimę, apie sėkmę, kaip reikia ten siekti.
Tai toks paradoksas gaunasi. Žmogui 50 metų, jo veidas jau 70-mečio, jis pasakoja, kaip reikia būti laimingu, kad reikia daug sportuoti ir po to pasakoja, kad jis alkoholikas, jis nori pastoviai nusižudyti ir kad jisai ten labai nelaimingas gyvenime, pastoviai gerintis, turi problemų su alkoholiu, su depresija, jam nesiseka nei šeimoje, nei santykiuose. O Jovalas, įsivaizduokit, jisai labai gerai kūno kultūrą žino, ne, ten pasako, kad sportuojant laimės eliksyras vystosi. Tai kur tau vystosi, jeigu tu pats jau nelaimingas ir nori nusižudyti, ten jau visas akis užgesęs, veidas sukrytęs, kūnas tarsi šiaip sportiškas, bet jau ant garbės žodžios laikosi, kai rusai turi tokį posakį, ėlė du šaftėlė, ta struktūra pagrindinė, kurie atsakinga už ten dvasinės ir sielą, ten jau ėlė vos, jau ten pasąmonė, vadinkime, ar sielą ten tikintieji žmonės vadina sielą, netikintieji ar agnostikai vadinkit pasąmonę, čia kad visiems būtų suprantama. Tai jinai jau visai ten subirėjus ir žmogus ten matosi, kad 90 mačiau jisai ten kalba, jau visiškai subirėjęs, štai toks žmogus atvestas tik tai, toks brendas, žinomas aktorius atvežtas, jis jau ten matosi, kad jau ieško toj dvasinės srity išsigelbimo, nes matosi visokios šniurelė ant rankos, visokių šamanų ir sėkmę nešančių ten tokios mokytų, kaip dabar pats minėjau, pilna jų ten visi ten kažką kalba, ten apie dvasinę sritį, ar dar apie kažką ten visokius ten amuletus deda ten ir jau štai vis toks sėkmingas. Jisai irgi bando ten išsigelbėjimą ieškoti, kad jo gyvenimas bent jau susitvarkytų ir kol kas matosi nelabai jam ten sekasi. Ir yra mažai žmonių, kurie ne tik supranta, bet dar sugeba kažkiek tai perteikti tas žinias. Štai seminaro metu mes ir bandom tą sritį kažkiek, kiek įmanoma suprantamiau paaiškinti, duodant tos praktinius patarimus, duodant įvairias tos apibūdinimus, kas yra ten visos tos technikos, maldos ar tai meditacijos, ir kas yra žmogus, koks yra gyvenimo tikslas, iš tikrųjų tikslas, koks pagrindinis, ne veikla, ne misija. Kažkokia tai ten aš turiu tą psichologą ar pastatyti gamyklą, ne? Ar uždirbti milijoną, ar ten dar čia antrailis dalykas. Bet to pirmaeilio dalyko, bet to sumokimo šitie dalykai visi arba neišeis iš karto, arba jie išeis, po to subirės ir bus toks vis tiek sugriuvęs, liksi prie sulūžusios geldos toks. Pažiūrėkit, glamūrinėse žurnaluose, kiek ten žmonių šypsosi, kokie sėkmingi verslininkai, sėkmingi santuokoje. Žiūrėk, metai praėjo 2 ir subirėję verslai, subirėję santuokos, sėdė ant antidepresantų, alkoholikas ir kiek lygiai tas pat ir politikus, tai čia žinomi žmonės, o kiek nežinomų. Tas sritis šienauja visus žinių šioje srityje trūkumas ir teisingų žinių suvokimų, tai problema. Yra nuostabių žmonių, kurie moka tą daryti, dėja nedaug, nes kaip aš pats būčiau suvokęs tą, man tik turėjo kažkas parodyti, man reikėjo vaikščioti tas studijas, kur yra visi šventraščiai studijuojami, ten vienuoliai daro tas studijas, viskas rekolekcijas ir teorija, praktika, teisingai suvokti, kas ten, tu gali nuo ryto iki vakaro skaityti šventą raštą, nieko ten nesuprasi, ten kas ten parašyta, reikia apibūdinti, ką tai reiškia, nes ten yra toks, skaitysi, ten kraštutinumų kratinys toksai, ir jis atsirakintų, tai tam reikalingos ir teorinės žinios, ir praktinės, ir tada tos susilietimas su ta antgamtė, ar kūrėjų, ar dievo, vadinkim, kaip kam patogiau jisai, ir pradeda keisti žmogaus likimą.